atspėsat, kur varau. 7:20 ryto, sekmadienis. Aš jau vankuoju, jau po sportą. Tai varau į stotį, šoksiu į autobus. Ir šoksim į Klaipėdą. Jau čvitarat, kur veizėsim, ne? Kono atvariau į Klaipėdą, biškelį su boltelį prasivažiavau. Paskutinti, pasėmiau iš namų, tinginiaus. Varau po veizės tų mašiną. Nežinau, įsinečiau kailėlį. Realiai pirm kart naudosiu, tai nes biški vėjuota ir ten turėtum visai apsaugoti nuo vėjos. Atvariau paveizėt mašins, tai žiūrim, kur mes čia turim. O tefo, turim golfėlį 5, raudoną, gražų. Kėbuls, realiai sakyčiau kauls. Šitas ir biškėlį. Kėlį taškelė tik tas. Bet veik visi normaliai. Ir dar kažkur mačiau. Čia šitas irgi biškėlį. Bet čia tik tas ant viršaus, gal numuš nuo akmenukų. Dar kažku. Ir vienintelis mačiau problemą, kai reik įsilenkščių galą. Reik pervirinti šitas tun kampą, realiai vos ne iki durų. Ir ana pusė tų kampą. O tep pakankama vis tvarko atrodo. Vis dailė, kapotėlis kaip ir netor atrodo, jokių kampėlių nieka. Visai dailė. Spalvėlį man patinka. Tokį raudoną, kapraškį. Tai vat, padangelis, sak žmogelis yra perinkti visi stabdžių suportą. Jei noriu už 1000 eurų gauti. 1000 aš anim tikrai nedausiu. Tor kablį ir rozetę. Rozetę nežinau, jau čia veiks ar neveiks. Nes sakė, kad kaip ir nenaudojamas. Tai bus matyti. Pavyzdėt salonėlį. Kaip čia gera. Lubas tvarko. Neatšaukusis, ne nieka. Apvalkalą uždėti. Bet ponas pakankamai atrodo tvarkinga. Pavyzdėt po to, kaip atrodo, nes kartas būn jau kaip užvelk. Ne, normaliai. Visi normaliai. Užsidėsim tą kol kas tegu būn, kol darbausimės. Sumet žeminių rat komplektėlį. Padangs 5 metų senumo, bet sakė, naudo pastovė. Šitas visi tarpelė. Čia šitas visi tvarko. Spaudyt kur reik. Normaliai. Tai sakau, reikės jau čia susivirinti kažkur čia, kur ir, kaip sakant, su durims tas persivirinti reik. Taip, bagažinė atrodo pakankama padorė. Čia yra 1.4 benzas, mechaninis, 300 štukų jau bėgęs. Tikrinaus ridą, rida į tikrą. O technikiniaus irgi visi tvarko. Žinau, batas nesimata. Nu davai, fokusuok. Fokusuok, blėt. O, tak, normaliai. Nu ir vat, čia irgi ta pati situacija. Vakar biškėlį buvau saklitaus, tai nebeplovė. Padaryt dinitroliaus antikorozins nesena. Tai dugnas pakankama tvarkings. Nu ir čia visą tą patį istoriją. Visa padorė. Čia irgi jokių burbulų, jokių skilių nematau. Durėlis irgi pakankama normalis. Visi tvarko. Tai vat, turim va tokį variantėlį. Padangelis, čia į vasarinis išdėtas. Mėsos suočia. Čia jaučia gal kokį 2 sezonus tėtė važiavus tik tas. Nu ir va, to šiap snukėlis nenudaužyt, ne nieka. Lempas jį biškį nubraižyt, čia jaučia arba tunelinės, arba jau nuo saulės biškį gavo suskildiniais, bet tokia kaip driužės. Veina tokia, kita ne. O taip, kai tik pravažiavau žodžiu, važiuoklė visai tvarkinga, nieks nebelt, varis nebaršk, nesistumdo, vis pavaris tvarkinga, svaidos. Kaip sako, nešokinė, ne nieka. Tai visą padorė.
reikia pasikalbėti, žmogelis nenori, kad aš nufilmaučiau. Tai ant noriu žanu 1000, tai bandys padėrinti kainą ir daug sužinoti, ko pasakė. Nu, sutariau ir nuo 1000 eurų susidėrėjau už 700 paimti tų golfesterį. Tai mūsų banks leid, tai iškart numinusaukiam visom už golfesterį, už atvažiavim, už kur atgal. Ir turam 5 golfą, kuriam reikia pridėti biškelį ronkų, susivirinti abu du slinkščius gali ir technikinį reikia praeiti. Tai nes technikinis už da porą mėnesių galiuoja, tai aš sutvarkysiu iki to laiką, mėnesis beliks ir mes pravarysim technikinį naują. Nupirkom, golfesterį. 5, 24 metų, 1.4, benzinoks, važiavau uogą, salonėlis, relę prižiūrėt, tai viskas yra tikra, atrodo tvarkinga. Tai dabar greičiausiai aš parsivarysiu numiai, bet dar užsuks į parduotuvę, šio bei to reikia iš medžiagų ir reikės paveizėti suvirinimo būtent tų slinkščių, nes aš žinau, kad jie ir nedaug tą kainuona, man rods dviduriau vien slinkstis kažkas apie 30 eurų, dviduriau kažkas apie 35-40. Tai pažiūrės, arba vis slinkstis paimsiu, nes jeigu ten nedaug kainuoja, tai ten neapsimok nepjaustyti. Ir išpjausim tas dalis, katrų reikia pakeisti. Tai tiek žinių, o dabar maunam numiai. Leku numiai, su padangom, su visko, mašinėlį važiavant tvarkinga, autostradą praėjau 15-16 kažkas tokia, tai jokių problemų, tik tai, kad 5 pavarų dėžė, tai dažniausiai būnant tos 5 pavaros vos ne miestą važiniai, tai biškėlė apsuks būn didesnis, o šiaip visai normali. Viskas visai tylė veik, jokių kažkokių bildėsių, nieka, važiuoklė, vis vair stabilus, neklib, nebild. Man rodos, kad visai neblogu varkį. Kartas mąstau, nes kažkur ateitį reikės pasiimti kažkokį arba netgi tų pasilikti, kad tep važinėtis, žiūrinėti mašins, nes jau dabar vis tiek biudžetas jau biškėlį leis paimti papildomą 2-3 prastesnės pavyzdžių, tai man rodos, kad galėsim paimti veiną kokį nors prastesnį, kad būtum padangs normalis, važiautum tvarkinga ir galėsim su nuvažinėti. Tai parašykit savo nuomonį, atvarkom ir pardaudam tų, ar pasileiktam, kad būtum važinėtis ir žiūrinėti kitas mašinas. Nes visai nebloga, į golfesterį, o kaip mato drąsią padangs tel, tai jaučiu dar kokių nors dalių galėtum įtilpti. Visą sklandžią čia viskas vyksta. Biudžetas kažkas 1400 su centas, ir mes aš da čia kažkur kiek turam likiai. Tai vėl, turat kažkur pasiūlyti, ir mes, kad mašins nuotrauks, man asmeniškai parašykit tą komentaukit, aš jums parašysiu, susisieksam į tikrą tvarkingą, tvarkingą, man tinkam variantą, aš tikrą atrašysiu. Tink belė kokį, važiau, nevažiau, defekts. Dabar jau motor defektų biškėlį vengu, nes ten yra didelį reikalą, po to dažniausia būna sutvarkyti. Bet visokiai važiuoklis, ten kėbulus, kažkas daužta, detalės reikės, dažyti, tai jokių problemų gali drąsiai įmesti. Svaidos, ko žinau, ten pasmačiuti, pasenėlį kažkokį triperis, kur niekam nebrėk, jau ten senuolis į pensiją išeis, vienam nebrėk, tai tikrai galit parašyti, sutarsim. O dabar važiuojam toliai numiai, nes reiks važiuoti į Šiaulius. O į Šiaulius mes važiausim su traukiniu. Kodėl su traukiniu, nes šiandien man yra viešojo transporto diena. Saliarka nebrangi, man tai pohui, aš taip pat su džipu važiniai. Tai ko aš žinau. Taip, važiausiu į filmo F1 atidarimą, kur prasidėjo čia su Bredu Pittu, žodžiu. Tai varysam formulis paveizėti, kas ten gera, nes visą atsiliepimą buvo neblogi. Man rods, į Samoškinis buvo kažkas tokia. Tai tam man rods patek, nors ant nelaba mašinis, bet vis tiek, žmogėliau, jeigu patek, tas ir liuks.
Nes vis teik, čia mes Žemaitijo, nu, blėt, niečia mūsų daugtų visokių kūrėjų, videografų, į tą kažkokių nesąmonį. Tai čia pagrindė, gali, kaip sakyti, ant vienas, ant dviejų rankų pirštų gali suskaičiuoti, kiek mes čia yra. Mes ne kokie, žinai, aukštaičių influencerė. Esu Žemaitis įmonė ir gera. Jeigu reikėtum rinktis tarp aukštaitais ir žemaiteis, iš pradžių aš vis tiek važiaučiau į Žemaitijai, nes čia ir, nu, tikras zaibys. Vat, hebra, aš jau beveik esu namus, paliks mašiną, šoksiu traukinį, važiuos pavyzdys su filmą. Ir viso, varysiu gult. O jum, kaip vis laik, dėkui, kad žiūrėjot ir iki kit kart.